Atrodo, tuoj sirgsiu. O, kaip nenori į mokyklą. Palauk, kiek yra 2x1? 2. Niekada neatspėčiau. Bro, that's so dumb. Mokytoja! Ir tai... Ką nori, makaronė? Galėsit mane anksčiau išleisti, nes paskutinė pamoka ir man reikia į būrelį. Gerai, 2 minutės tiks? Taip, reikia susiruošti. Makaronai, o kodėl tu eini į būrelį? Aš einu į būrelį, nes man patinka kažkokį sportą daryti pamokų Vilnių. Aš niekada neturėjau būrelio. Tu niekada neturėjai būrelio Vilnių? Tu turėtum įeiti patį naujausių būrelį muziką. Bet muzika yra pamoka. Jo, ir tai būrelis. Ir dar Vilniau tu eini į sportą ir būrelis yra sportas. Visos pamokos gali būti būrelis. Tai kai manai man eiti į muziką? Taip, tas būrelis. Gerai, makaronai, gali eiti savo būrelį. O man reikia susidėti. Taip, jo. Mokytoja, gali eiti į pasiselę, aš kosiju. Aš kosiju. Gerai, eik pasiselę. Seselė? Jo, jūs čia. Aš kosu, galit mane išleisti namo. Tu kosiji? Tau truputį reikia vaistų. Paskambinsiu tavo tėvam pasakyti. Palaukit, aš neturiu tėvų. Tiesiog eik namo tada Vilnių ir išrašys tavo vaistus. Mokytoja, aš galiu eiti namo, mane išleidė namo. Man reikėtų šiandien eiti tą būrelę. Muzika. Einu, pagal man duos muzikos mokytojas būrelį ir galėsiu rytoj eiti būrelį. Čia jūsų kabinetas muzikos mokytojų? Taip, Vilniau, atsoko manęs. Aš autobusų vairuotojas ir muzikos mokytojas. Tai ko atėjai? Girdėjau, kad tu turi naują būrelį. Tai galiu gauti būrelį. Švenžiūriu tą sieną. Gerai, galiu gauti būrelį. Tu pats pirmas žmogus eiti mano būrelį. Gerai, rytoj pradėsime eiti būrelį. Ateik 6, nežinau, 6 ar kažką. Tai, jo, aš einu žiūrėti savo kompiuterį. Čia mano kabineto sienos ir tas, bet einu prie kompo. Rytoj eisiu būrelį. Turiu būrelį. Tik reikia praleisti visas šitas pamokas. Vilniau, eini į tą būrelį? Liuks, Vilniau, žinojai, kad tu praleidai sirenas šiandieną. Ką? Jo, aš truputį sirgau, bet man nusustojo. Aš kažkokias 2 pamokas praleidau. Buvo sirena? Ar jau karas? Netestuoja sirenas, jei kažkas atsitiktų ir reakciją nori pažiūrėti žmonių. Tu praleidai tik kai įėjai pasibaiga sirena. Ir dar buvo ant mūsų telefonai įspėjimai. Jo, tai, baikit. Vilniau ir makaronai, būkit tyliai. Žinau, kad sirenos ką tik buvo net nešta. Ką tik buvo, bet jūs negalite šnekėtis. Sorry, mokytoja. Taip, ir Vilniau, jau pirmadienis. Pasimk savo tedį žaislą. Jo, čia mano tedis. Duokit. Jo, jau kelias dienas nuo pirmadienio buvo tas tedis. Gerai, klasė, tai dabar yra matematika. Jo, taip. Jo. Pasibaigė kaip pamokos. Gerai, tada einu į savo būrelį. Tikrai dabar man nereikia būrelį, bet kai eisiu į būrelį, tai einu pasidėti namuose tedį. Mokytoja, aš palevalau į savo būrelį. Einu namo. Gerai visi. Ar visi čia yra? Tai čia Bubu ir Vilnius yra būrelį. Ką? Aš galvojau, kad čia bus daug vaikų šitam nauja būrelį. Tiek to. Vis tiek būsiu kietas. Vilniau, ką tu darai? Nieko, bet galvojau, kad tu toks kietas, kad negali būti tokiam būrelį. Norėjau visai būti vienas. Aš patikėk, aš norėjau, kad būtų čia daug vaikų prie manęs. Tik to nepasisekė. Aš vis tiek čia būsiu kietas muzikoj. Gerai, vaikai, pasimkit savo dūdas ir galėsim pradėti. Mokytojau, jūs pamiršot, aš neturiu dūdos. O aš savo pamečiau. Koks laikas? 9 valandos. Tik to. Gerai, čia
netikras laikrodis. Gerai, tai Vilniau tu pasiskolink su Bubu savo tūdą. Bet taip negalima. Jo, taip, illegal, atsiprašau. Gerai, tai tu Bubu dainuosi, tu Vilniau du duosi. Gerai, Vilniau, padaryk du. Pip, 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 pip. Tu Bubu daryk bučiką. Ir abudu. Bučiką. Gerai, mokiniai, čia tik eksperimentas šiandieną. Pamatysi jis rytoj barelį, antradienį. Rytoj barelį jūs pamatysiu ir vėl čia. Čia tik buvo pirma diena muzikos. Čia instrumentai kali, nežinau. Čia, va, tu Bubu darai pučiką čia, o čia tu Vilniau, tavo nota. Tai gerai, čia buvo paskutinė pamoka. Jūs galite eiti. Namo, čia pirmas būrelis. Ir rytoj turėsim daugiau, gerai? Man reikia daugiau tablečių. Mano balsas yra toks keistas. Jis būna kaip žmogo voro. Pamiršau. Aš turiu pusę kostiumo savo drabužiuose. Nesakykit prie Bubu to mokytojau. Jis gali žinot, kad jūs tas žmogas voras. Aš einu namo. Jo nusimausiu tą kostiumą. Gerai, ką dabar daryti man namuose? Čarlis taip bijo tos sirenos, kad jis išėjo namo, nes šnekėjo su manim. Negaliu jį invaitinti. Ei, Vilniau, tai tu turi tą Teddy? Matau, turi. Kaip tu sakei, aš paėmiau tavo X-Vice ir savo senelius Back to Life paėmiau. Dabar jie ir vėl mirė antradienį, nes tu prižadėjai, kad turėsi Teddy. Tai ačiū iš Teddy, įdėsiu jų funeral. Antrą. Nes jie sugrįžo iš gyvybės, nes tu jiem tai pasakei. Pala, ką? Pala, aš ir pasakiau sugrįžtų į gyvybę. Tai tik juokelis! Bro, what the?